Pinigai peludėjai. Viens Gaspadorius turėjo sūnų į kunigus leidžiamą. Tas sūnus buvęs parveš į seminarijas namo. Kur jis ten vaikščiojęs apiklojimą, žiūrės, jo tėvs peludė įsikasęs duobę ir pinigų įpylęs. Tas ten įmetęs savo nurožančiaus kryželį ir nuėjęs savo. O tėvs kiek ten tų supylęs pinigų ir užkeikęs. Tas sūnus išėjęs į kunigus, o tas jo tėvs labai nubėdnėjęs. Sūnus parvažiavęs įsišnekė su tėvu. Kaip tai palikai dabar toks biednas? Kitą kart buvai labai turtingas, kur tos pinigus savo padėjai? Tėvs neprisipažįstas. Sūnus sakas, be nepakavojai, kur peludėjai. Tėvs sakas, kad į pakavojo, bet dabar pats nebeprieinu. Sūnus, užsidėjęs stulą, paėmė švestą vandenę su krapylu, knygą įsakas, emetetuš. Nuėję. Tas skaitas įkrapijas, o tėvui liepęs, kaskis jam pinigus. Daugiau sėmės, kol tik tai tą kryželį sėmės. Į daugiau tie pinigai džingų, kažin kur nuskambėję. Užrašė Mats Lančiauskas, paskaitė Rita Urniežiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte. Mokesčiai, prievolės, bankas. 1924 m. vasario 8 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų taryba Upyteis Ulyčgaliui taisyti nustatė žemės savininkams prievolę. Turintys 10 hektarų atveža po vežimą žvyro ir akmenų, o turintys daugiau kaip 10 hektarų dar po vežimą už kiekvieną 10 hektarų. Kovo 21 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų taryba nutarė įvesti ypatiškąjį mokestį už gimnazijos namų statybą. Žemės savininkams po 1 litą už 1 hektarą, pramonininkams ir pirkliams, taip pat kaip karo rinkliavai 1923 metais. Amatininkams ir turto neturintiems asmenims po 1% nuo uždarbio. Šiaulių apskrities viršininkas šį sprendimą užprotestavo. Liepos 24 dieną Gasčiūnų valsčiaus taryba nustatė tokį Joniškio gimnazijos namų statybos mokestį. Po 0,5 lito nuo kiekvieno hektaro pinigais ir po 5 sieksnius akmenų iš savo laukų. Rugpjūčio 8 dieną Šiaulių apskrities viršininkas pranešė Gasčiūnų valsčiaus valdybai, kad jo sprendimas įvesti įstatymuose nenumatytus mokesčius apskųstas Šiaulių apskrities tarybai. 1925 m. kovo 16 dieną Gasčiūnų valsčiaus valdybos nutarimas buvo atšauktas. 1924 metais Joniškio turgavietės mokestis buvo 10 centų už vežimą, 1 litas už arklį, 50 centų už karvę. Joniškio gaisrininkų draugijos valdyba prašė padidinti mokesčius už turgavietę, nes kitur jie didesni bent 3 ar 4 kartus. Gaisrininkai pabrėžė, kad turgavietės mokestis skiriamas gaisriniai išlaikyti, naujoms mašinoms ir įrankiams įsigyti, šuliniams kasti ir prižiūrėti. Kovo 21 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų taryba nustatė tokius turgavietės mokesčius. Pavada 20 centų, arklys ir karvė po 1 litą. 1924 m. gruodžio 5 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų taryba nutarė kreiptis į Lietuvos banką, kad Joniškyje, kaip po dideliame centre, atidarytų savo skyrių. Tai palengvintų atsiskaitimus ne tik Joniškio valsčiuje, bet ir Žagarį, Skaisgirio, Kriukų, Pašvitinio, Linkuvos ir Gasčiūnų valsčiuose. Iš Lietuvos centrinių valstybės archyvų fondų parinko Giedrė Lastauskienė, perskaitė Juozas Šalkauskas.